Sveiki visi, jau spėję pamėgti žemės uostus. Šiandien jūsų laukia pažintis su šeima, kuri savo stiprybę atrado atokiame Lietuvos kaime ir jie dalijasi su visais Lietuvos žmonėmis. Tarp Sūduvos kalvelių slypi sveikatos uostas. Tai Jūratės Rutkauskienės vaistažolių ūkis. Čia kiekvienas augalas pasakoja savo istoriją apie gamtos gydomąją galią. O Jūratė siūlo ir dar vieną būdą, kaip atrasti savo vidinę pusiausvyrą. Pasižiūrėkime. Sūduvos kalvelių apsuptyje Vilkaviškio rajono Karpiejų kaime glūdi išskirtinis žemės lopinėlis. Tai Jūratės Rutkauskienės vaistažolių ūkis, vienintelis Marijampolės regione turintis tautinio paveldo sertifikatą. Viskas prasidėjo prieš 20 metų, kai Jūratė ir jos vyras Rimas nusprendė iškeisti miesto šurmulį į ramybę Gražiškių apylinkėse. Įsigiję sodybą, jie įkūrė vaistinių augalų rojų, kuris tapo jų gyvenimo kertiniu ramsčiu. Žolininkė pasakoja, kad visada norėjo gyventi gamtos prieglobstyje ir turėti savo žemės uostą. Gyveni su paukščių čiulbėjimu, su varlių kvarkimu, su gervių klykavimu, ramybei, o miestas Vilnius 2 valandos, Kaunas valandą, tai ne problema. Čia mano kraštai, čia mano mama iš čia kilus, tai tiesiog ir tokia ir trauka ir buvo į šitą pusę kažkaip daugiau. Jūratė neprieštaravo ir taip ir gausi. Stengiamės gyventi su gamta daugiau. Taip ir gausi, kad apsigyvenom kaimo vietovėje, o čia gyvenant norėjusi kažkaip tai sveikiau ir maitintis ir tos vaistažolės ir auginam savo javus ir tą duonelę pradėjom kepti. Tiesiog tapo gyvenimo būdas toksai. Jūratė Rutkauskienė tvirtai tiki, meilė augalams yra užkoduota genuose. Jos giminėje žolininkystės, liaudies medicinos tradicijos labai gilios. Yra ką papasakoti apie dienas, renkant žolynus su močiute, pirmasias pamokas, pamažu kauptą patirtį ir augančią meilę gamtos lobiams. Vaikystėje, man būnant gal 6-7 metų, man mama išskyrė gal 2 kvadratinių metrų žemės lopinėlį man darželiui, gėlių darželiui. Ir tuo metu man buvo tokia laimė, nes tai yra mano vieta, mano erdvė tarsi. Ir aišku, ką aš pirmiausiai pasodinau, tai pas kaimynę gavau mažą ramunę, bet ten tokia graži ružavos spalvos, tuo metu jos pakankamai reti augalai buvo. Ji buvo pavargus ir aš ją su tokia meilė pasodinau ir iš jos išaugo didžiulis gražus krūmas kitais metais. Ir nuo tada mama suprato, kad aš tarsi turiu tą gerą ranką, kur bet ką pasodinus, užauga, puikiai auga viskas. Ir kitas momentas, mano promočiutė buvo garsi pribuvėja, o žinot, pribuvėjos tai buvo jos tarsi daktariukės kaimuose, Kaišiadorių rajone, tai galbūt genuose mano, nes močiutė irgi darydavo moterims vones žolynų, nes Aukštaitijoje buvo pirtys, Suvalkijoje tai galbūt mažiau. Ir kitas momentas, jaunystėje aš susidūriau su tėčio liga ir galbūt tas susidūrimas, kai patys geriausi Lietuvos daktarai tau pasako, Dieve duok, kad mums pasisektų, jo žodžiai. Tas daktaras buvo tik grįžęs iš stažuotės Jungtinėse Amerikos valstijose, Santariškių klinikų Vilniaus gydytojas. Ir tu supranti, kad yra kažkas daugiau ir tada pradedi ieškoti, nes mes labai buvom artimas ryšys mano su tėčiu ir ta negalė galbūt tėčio ir išėjimas. Supranti, kad yra kažkas, pradedi ieškoti. Aišku, gimus vaikui vėlgi norisi natūralesnio kažkokio tai pagalbos tos. Po truputį taip atėjo į mano gyvenimą žolės, bet tai tikriausiai vėlgi ta genuose meilė gamtai, meilė augalui, ji buvo galbūt iš mano močiučių perduota. Mano yra tokia nuostata, kad gydyt turi gydytojai, o sveikatint turi žolininkai. Jūratės Rutkauskienės ekologinis ūkis – tikras vaistažolių lobynas.
Jame gyvybę skleidžia daugiau kaip 100 rūšių vaistinių ir prieskoninių augalų. Kiekvienas augalas čia auginamas su meile ir pagarba gamtai, o dauguma jų vėliau virsta išskirtiniais žolelių mišiniais. Auginame tai, ko reikia žmonėms, sako Jūratė. Mes visi tokie lekiantys, tokie skubantys, tai pirmiausiai raminančių, stresą mažinančių arbatų. Aišku, antroje vietoje virškinimo problemas sprendžiančių, gerinančių virškinimą. Ir trečias galbūt skanių, nes mes jau tiek norim visur malonumo ir sakykime, kad ir arbatos gerimas tai yra dalis to malonumo, gyvenimo džiaugsmo dalis. Ir žmonės nori, kad tiesiog būtų skanu. Mes ne patys receptūras kuria gydytojas, fitoterapeutas, profesionalas, nes čia reikia labai daug žinių. Tai jos jau vėlgi, kaip aš sakau, jeigu tu nori pasisveikatinti, pastiprinti, pagerinti savo sveikatos būklę, tu turi priimti tuos skonius, kurie yra ne šiaip savo. Sakykime, visi širdies augalai yra kartus. Tu paimk su kadžole. Ji tokia karti, bet ji nuima įtampą, nuima stresą. Tai vėlgi, kiekvienas mūsų organas turi tam tikrus skonius, kurio jam reikia. Tai su tom arbatom, kurios yra sveikaninančios, turi žmogus susitaikyti, kad jos skonis yra toks ir ne kitoks, nes tai yra receptūros. O skanios arbatos, taip, tu vis tiek, pagal pojūtį, kaip tu degustuoji ir tu jauti, jau viskas, užtenka. Ir daugiau tų ingredientų jau nesinori dėti. Jūratė džiugina, kad vis daugiau žmonių atsigręžia į tikrasias vertybės – gamtą, natūralumą, senolių išmintį. Tačiau žolininkė pastebi, kad pastaraisiais metais net ir žolelių pasaulyje ėmė egzistuoti mados. Buvo nesenai rugiagėlės. Kažkas kažkur kažką parašė. Tai bet mados tos, kad kažkas kažką išpopuliarino galbūt. Be abejo, kad jaučiasi. Mada visuose gyvenimo srityse jos egzistuoja ir čia neišimtis. Geriausia ta žolė, kurios tau esamų momentų reikia. Ir vėlgi, mes jau taip toli nutolę nuo savęs, nuo savo kūno, mes nebegirdim savo kūno, mes galbūt net nekeliam tokio klausimo, o ko mano kūnui reikia. Pavyzdžiui, kaip žiūrėkit vaikai kitas iki. Jis parodo, nori kažko tai. Jisgi nežino ko, bet jis intuityviai. Tai mes dažniau įsiklausykime į savo, ko tau reikia. Eini mišku kažkur, gal kažkokia žolė patraukia tavo dėmesį. Nusiskink, susidžiovink, tau jos galbūt reikia, jis tiesiog tau į rankas atėjo. Tai aš linkiu įsiklausyti labiau į save. Žmonės sugrįžta prie to natūralumo. Vis tik pradeda jie ieškoti, kaip natūraliau maitintis. Ypatingai, kai žmonės pamato, kad jau supranta, kad besaikis ir antibiotikų naudojimas jis niekur neveda. Tai tikrai džiaugiuosi, kad sąmoningėja žmonės. Po kelių minučių tęsime laidą ir papasakosime apie dar vieną Jūratės pomėgį – metodą, galintį keisti gyvenimą. Taip pat išgirsite keletą praktinių patarimų, kaip vartoti vaistažoles. Duodu tam tikras užduotis ir tiesiog jis piešia ir atsakinėja į mano klausimus. Nes visi atsakymai į visas mums rūpimas temas yra mūsų viduje. Vis dažniau šalia augalų galios žmonės atranda ir kitus būdus, padedančius atkurti vidinę pusiausvyrą. Vienas iš jų yra neurografika. Spalvingi abstraktus piešiniai, primenantys neuronų jungtis. Kas nutinka juos piešiant? Neurografika praktikuojančios Jūratės teigimu, tai gyvenimą keičiantis metodas. Tai yra mokslinis metodas jungiantis psichologijos dėsnius, filosofiją ir ypatingus piešimo būdus bei algoritmus, leidžiančius sąveikauti su savimi, aplinka ir visų pasauliu.
Ir tai yra darnos, grožio ir pojūčių kūrimas, vedantis į gilesnį suvokimą ir žmogaus mąstymo pokyčius. Žmogus, kai pajunta to metodo, kaip čia pasakyti, rezultatus, tai jam nebereikia pasakot, kaip veikia, kodėl veikia. Buvau pasitempęs riešą, čia man skaudėjo ir, žinau, tai labai tas patempimas nepraeina greitai. Ir aš piešiau ten algoritmą, dabar neatsimenu, koks tas algoritmas buvo, neurografikus. Ir po to piešimo mes buvom išvykę ir grįžtam iš to užsiėmimo. Ir aš taip vairuoju mašiną ir taip kažkaip pasukinau tą ranką, nieko nejaučiu. Ta Jūratė ir klausė, ko tu čia savo sukini, gal ranką tau skaudė daugiau. Sakau, kad ne, kad praėjau, sakau. Ir nori tikėk, nori ne. Ir kas tai galėjo, kas įvyko, kas pasikeitė piešimo metu. Ir tas skausmas dingo. Kaip aš mokiausi instruktoriaus kurse, mes turėdavom užduotis tam tikras ir atsisėdau piešti eilinės užduoties ir buvo pasiūlyta plėtra tokia ar verslo, ar kažkokios veiklos. Ir aš taip, gerai plėtra, tai mūsų ūkio kaip ir plėtra toksai. Ir žinot, pradėjau piešti skambutis. Kadangi tai yra mano viešas telefonas, atsiliepiu ir skambina moteris ir sako, mes norėtumėm jūs pakviesti dalyvauti Ekoagros, kuri įstaiga mus sertifikuoja, geriausio ekologinio ūkio rinkimuose. Tokiam projekte. Gerai. Ir man, aš tada, kai padėjau ragelį, telefoną, galvoju, kas vyksta, aš tik pradedu piešti ir kad mano protas, kuris maištauja, kuris nenori patikėti, kad aš galiu pakeisti kažką savo gyvenime, jis gauna tarsi ženklą, Jūratė, tu pasižiūrėk, čia ir dabar viskas vyksta, tik patikėti, kad tu gali ir dar, kad tai buvo sudalyvauja, viskas komisija buvo atvažiavus ir buvom pakviesti į finalinį jau renginį, tai visada smagu kažkur išvažiuoti, su kolegomis pasimatyti, bet kaip mane pakvietė ir mes tapome iš 2000 ekologinių ūkio 5 nominantų, tai aš supratau, kad viskas prasideda mūsų galvose. Tiek ribojantys įsitikinimai, tiek pozityvūs, kurie tave gali nuvesti palei tavo svajonę, net mes nežinom kur. Kiekvienas mes turim savo kelią ir kiekvienas renkamės kuo tikėti, ką priimti į savo gyvenimą, ką atmesti. Aš paprasčiausiai dalinuosi, kas pakeitė mano gyvenimą. Negana to, pernai metais buvo didžiulių pokyčių mano gyvenime metai, kai aš išdirbus 26 metus kultūros srity, būtent Paežerių dvare, aš nusprendžiau, kad aš galiu sau leisti studijuoti, būti studente. Ir išėjau iš darbo, nes tikrai mokslai buvo intensyvūs, tai nepaprastas kursas, tai buvo mokslas. Ir kas mane labiausiai nustebino, kad netgi išėjus iš darbo, mano sąskaitoje finansai nesumažėjo, padidėjo. Jūratė džiaugiasi, kad sukaupta patirtis perdodama ateities kartoms. Savo žiniomis žolininkė dalyjasi su sūnumi Ignu, kuris pasirinko farmacininko kelią ir dirba vaistinėje. Ignas, kaip ir Jūratė, tiki vaistažolių galia. Jis pripažįsta liaudies mediciną, jis pripažįsta žolytes, kurias nuo vaikystės rinkdavo ir apjungia tas tiek natūralią mediciną, liaudies mediciną, tiek šiuolaikinę mediciną. Tai yra nuostabu. Ir aišku, vėlgi, mes bendradarbiaujam, kaip aš sakau, jis kartais ir man patarė, nes tai jau vis tiek žinių įgijo daugybę. O ar jis tęs mūsų veiklą, tai yra jo kelias. Ir tikrai aš negaliu pasakyti, jo pasirinkimas, kad jis jaunas žmogus pripažįsta ir geria be jokių problemų, bet kokią tą vaistažolę, tai yra labai džiugu, nes tikrai nedaug jaunų žmonių nori tiesiog gydytis, sveikatintis galbūt kitaip. Tai yra jo kelias, jo pasirinkimas, bet be abejo, kad vaistininką turėti šalia, tai yra labai, labai gerai. Šeimos ūkyje sveikata skleidžiasi ne tik iš žolelių.
Čia gardžiai kvepia ir ką tik iš krosnies ištraukta ekologiška duona. Šiuo amatu užsiima Jūratės vyras Rimas. Jis įsitikinęs, sveika duona ir vaistažolių arbata sukuria darnią visumą. Pradėjom gyventi sodyboje, auginti pradėjom saurugius, ekologiškus ir tiesiog taip gavosi, pradėjau kepti, domėtis iš pirmų sykių, aišku, nesigavus, galvot, kad taip paprastai čia paims ir iškepsi. Visko buvo, bet paskui po biškį tuos receptus tobulinau, aišku, iš savo tetų, ten iš močiučių tą informaciją, iš vienos vieną, iš kitos kitą ir tiesiog gavosi toksai receptas, kurį dabar naudoju kepdamas ir gaunasi. Paprasčiausias receptas be jokių kitokių priedų, tiesiog rugiai, vanduo, kmynai, druska ir pasilieku to pačio raugo ir viskas. Tūkstančius metų žmonės gydėsi į pagalbą pasitelkdami įvairias gamtos gėrybės ir jų galias. Žolininkė Jūratė Rutkauskienė dalijasi keliais praktiniais patarimais. Tačiau įspėja, universalaus vaisto nėra. Be to, gydantis vaistažolėmis reikia kantrybės ir laiko. Šiuolaikinėje medicinoje brangiausi vaistai yra tie, kuriuose yra daugiausiai natūralių medžiagų. Ir, sakykime, tas pats aspirinas pirmasis buvo išskirtas, padarytas iš vingiorykštės. Tai gamta mums ir žmonės sveikatinosi tūkstančius metų ir vis tiek palaikydavo tą sveikatą. Tai tas laiko patvirtinimas, jau sakykime, išgryninimas tų žolyčių, tai ir yra didžiausias stebuklas. Tik aišku, mes turim šiek tiek tų žinių, galų gale aš visada visiems sakau, aš tikrai su mielu noru visada pasidalinsiu ir jeigu žmogus man paskambina, aš niekada nesakau pakonsultuoti, patarti, nuo ko pradėti, nes, sakykime, vėlgi, skaudant gerklei ir galima ir tą gerti, ir šalaviją, galima ir medetką, o ką būtent tuo atveju. Tai nebijokit klausti, nes tikrai yra Lietuvoje puikių žolininkų, kurie pasidalins, nes kartais toj masėj visoje informacijos žmogus pasimeta. Ir kitas momentas, pačiam pasidomėti, literatūros tikrai yra nemažai. Ir aišku, dar vienas yra toks momentas, kad mes labai norim greito rezultato. O jeigu tu nori sveikatintis, jeigu tu gersi bet kokią žolytę ar mišinuką 3 dienas, tai yra skanus arbatos gerimas. Taip turi būti ciklas. Ir tos kantrybės reikia. Reikia pagerti nors savaitę, 10 dienų. Tai čia universalaus augalo nuo visko nėra. Vėlgi, kaip ir tas pats pelynas. Taip, aš irgi sakau, jeigu tau kažkas čia skrandžio srity, tu jauti žarnyno srity kažkas ne taip, tu gerk tą pelyną. Netgi nežinant kas, bet vėl, gal tau geriau medetką, o gal tau geriau ramunėlė bus, o gal tu visas suirzęs ir tau pirmiausiai stresą reikia sumažinti, nes dažniausiai tai būna. Ir tada tas virškinimas tiesiog natūraliai jis ateis vėl viskas į savo vėžes. Tai to patarimo mano toks, kad tikėkit, žolės daro stebuklus. Ir jos daug švelniau, jų visa esmė yra ta, kad jos daug švelniau veikia mūsų organizmą ir neturi tiek šalutinių poveikių. O jeigu mes sveikatinamės, aš gink Dieve nesakau, kad nereikia vaistų ir jeigu reikia antibiotikų, mes džiaugimės, kad mes juos turim ir nereikia mums numirti nuo plaučių uždegimo, mes galim vartoti tos antibiotikus. Bet kai sloga ir vaikui duoda jau antibiotikus, tai irgi čia yra tikrai nesąmonė. Tai ieškokit informacijos, domėkitės ir išdrįst paklaust. Galų gale laiškelį galima parašyti, galbūt nedrįsta žmogus skambinti, parašyk ir tikrai mes visada patarsim. Ne tik aš, yra kiti žolininkai, kurie nori, kad ta žinia, kad ta natūrali medicina jį gyvuotų toliau, nes jį išgyveno tūkstančius metų. Jūratės Rutkauskienės ekologinis vaistažolių ūkis – tai daugiau nei verslas. Tai įrodymas, kad gamta ne tik gydo, bet ir padeda surasti dvasinę ramybę, darną. Tai įrodymas,
kad galima surasti savo žemės uostą, į kurį visada norisi sugrįžti. Jauti, kad tu grįžai namo. Tai vat ir yra tas uostas, kaip jūs sakote. Ko mes ateinam į šitą gyvenimą? Toks klausimas. Kiekvienas, manau, ne kartą savęs ir klausiam. Ir ko tu nori iš savo gyvenimo? Kokioje erdvėje nori gyventi? Jeigu tu nori gamtoj ir tau tinka tas, tai tu renkiesi sodybą, atsiranda sodyba, neturint pinigų, aš žinokit, dabar visiems sakau, jeigu tu nori gyventi sodyboje, bet tu joje negyveni, tu nenori. Nes kai žmogus labai kažko nori, atsiranda sodyba. Tai ir tas uostas, kai tu ramiai, aišku, yra kasdienybės darbai, tai taip, bet gamta, tas paukščio čiulbesys, ar vėjelis kažkoks, ar dar kažkas, jie automatiškai tave sugrąžina į tą vidinę, tau padeda galbūt lengviau išlaikyti tą vidinę ramybę, vidinę darną. O kai pas mus viduje yra darna, tai mūsų gyvenime mes viską matom kitomis spalvomis. Ir kaip, žinot, aš visada sakau, šiuo metu yra pati brangiausia valiuta. Ar žinot kokia? Ne nafta, ne auksas, o mūsų dėmesys. Kur mes kreipiam, į ką mes kreipiam dėmesį, ten mes nukreipiam savo energiją. Ir kai žmogus, tu gyveni gamtoj, tau kiekviena diena atneša tiek daug dovanų, tik reikia matyti jas ir džiaugtis. Bet vėlgi sakau, kiekvienas atraskim tą vietą, kurioje tau gera ir tą veiklą. Kai į mane kreipiasi žmogus, jeigu yra kažkokios problemos, tai aš visada paklausiu, ar tu turi kažkokią veiklą, nuo kurios tavo širdis tarsi dainuot pradeda. Nesvarbu visiškai kokia ta veikla. Nes mes negalim, gyvenimas tai nėra vien tik tai darbas. Nėra vien tik tai buitis, bet ar tu kaip žmogus leidi savo kažkuo užsimti, kas tau sukelia didžiulį pasitenkinimą. O kai žmogus geroje emocijoje, tai visiškai kitaip gyvenimas viskas klostosi. Tai mes tikrai, manau, atradom savo tą uostą, džiaugiamės ir plaukiam tolyn. Kviečiame ir jūs svajoti, ieškoti ir atrasti savo žemės uostą. tą vietą, kurioje norisi sustoti ir būti savimi. Visų mūsų ištakos yra gamtoje. Kiekvienas ją pajuntame, jaukinamės arba tiesiog neriame ir mėgaujamės. Kviečiu ir jūs atrasti savo žemės uostą, tą vietą, kur norisi sustoti ir pabūti savimi. Na, o dabar atsisveikiname, iki kito karto. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.